Labą dieną. Šiandien su jumis aš Dalia Rukienė ir mūsų laida A-medicina. Laida, kurioje įkvepiam, kuriame nauji pokalbiai, naujos mintis ir nauji žmonės. Ir šiandien kalbinu akušerę, ginekologę, charizmatišką labai daktarę Astą Valytę. Tai laba diena, Asta. Labą dieną. Tai labai ačiū, kad sutikai kalbėti ir labai ačiū, kad pasidalinsiu auditorijai mūsų savo turimomis žiniomis. Ir pirmas klausimas, kaip suprasti, kad jau prasidėjo perimenopauzinis periodas? Moteris yra labai įdomi būtybė. Iš tikrųjų, tai hormonaliai negalima lyginti su vyru ir moters gyvenimas tai yra iššūkių kupinas laikas, kuomet ji kinta, jeigu yra vaisingam amžiaus periode, kinta jos hormonai ir per visą ciklą, per visą mėnesį moteris nebūna hormonaliai vienoda, tiesiog kiekvieną dieną ji yra hormonaliai skirtinga ir kai vyrai sako, kad neįmanoma suprasti moterų, tai iš tikrųjų ir vyrai negali suprasti, nes jie hormonaliai yra stabilus ir vienodi, vyrauja hormonas testosteronas, dar tam tikri kiti hormonai, melatoninas ir kiti, tačiau moters gyvenime vyksta hormonų kalneliai, hormoniniai iššūkiai ir tai lemia ir jų emocinę, ir psichinę, ir fizinę būklę. Ir iš tikrųjų dėl tam tikrų pokyčių ir dėl didelių kūno hormoninių pokyčių mėnesio metu vaisingo amžiaus moteris dažniausiai retai kada įtraukiamos į medicinės studijas, ypatingai tokių ligų tyrime kaip infarkto, insulto tyrime ir netgi visi protokolai sudaryti ligų, kokia yra simptomatika, tarkim infarkto, insulto, ji daugiau paremta tyrimais, kurie atlikti su vyrų organizmu. Dėl to, kai panaši situacija atsitinka moterims, tarkim, vyksta infarktas, tai iš tikrųjų nebūna tų tipinių simptomų tokių, kaip būna vyrams. Ir tie algoritmai, ir tie protokolai ne visada galioja, dėl to galima netgi tokias sudėtingas patologijas, galima sakyti, pražiūrėti arba net ne visai teisingai interpretuoti. Dėl esamų tam tikrų hormoninių skirtingumų, kas liečia vyrą ir moterį. Dėl to sudėtinga atlikti tyrimus ir iš tikrųjų tyrimų, kur įtraukiamos moteris ir ypatingai tyrimai, kuriuose tyriamos įvairios endokrininės situacijos ir tame tarpe ir menopauzės tyrimai, iš tiesų yra šiai dienai procentaliai gana menkai finansuojami. Aišku, tos tendencijos po truputėlį gerėja, dėl to mes dar daug ko žinom apie simptomatiką, apie tam tikrus hormoninius pokyčius, bet iš tikrųjų dar daug čia mums perspektyvų mes turėtumėm sužinoti tam tikrų dalykų, kaip galima būtų reguliuoti amžėjimo metu atsirandančius organizmo pokyčius. O sakykime, kaip moteris gali suprasti, kad jau prasidėjo menopauzė? Kokie būna simptomai moterim dažniausiai? Iš tikrųjų, menopauzė tai yra atskaitos taškas, tai yra viena diena moters gyvenime, tai yra kaip riba, nuo kurios prasideda kitas būvis. Ir iš tiesų moteris gana didelę gyvenimo dalį, apie trečdalį gyvenimo praleidžia menopauzėje. Tai taip, kad šis periodas yra pakankamai ilgas ir jisai yra tiesiog, tai yra tam tikros užduotis tam amžiaus periode, ką moteris turėtų kam ji turėtų skirti savo gyvenimą, energiją, patirtį, išmintį tam amžiaus periode. Nes daugelis gyvūnų gamtoje, jie neturi tokio reiškinio kaip menopauzė. Ir iš tikrųjų tokie menstruacinius dalykus ir menopauzinius dalykus turi tik tai 5 būtybės gamtoje. Tai yra žmogus,
primatai ir 3 rūšių banginiai, kur turi menstruacijas ir turi menopauzę. Net banginiai turi? Taip, 3 rūšių. Įdomu. Negaliu išvardinti lotyniškų pavadinimų, bet taip yra. Ir iš tikrųjų tai manoma, kad tai yra tas amžiaus tarpsnis, kuris turi būti skirtas moteriai savirealizuoti, ko galbūt nespėjo, savo patirtį, išmintį sukaupti, perduoti vaikams, perduoti anūkams, būti mokytojos, būti edukatorės, būti gyvenimo dirigentės ir iš tikrųjų, kadangi moteris iš tikrųjų pagal savo esybę, vyrai yra tikslų siekimo prasme labai tiesmuki, kaip strėlė iššauta iš lanko, turi pataikyti į 10 ir tai yra kaip tunelinė veikla. Gali daryti vieną darbą, vieną veiklą labai giliai, labai profesionaliai, būti savo profesijos asai, daryti Nobelio premijos vertus darbus, o moteris yra kaip ir daugiaprofilinė, daugiapakopė, vienu momentu gali dirbti daug darbų, daug situacijų sintezuoti, dėl to jos iš tikrųjų gali būti ir labai neblogos dėrybininkės, netgi labai tiesiog aukšto lygio, net ir NATO susitikimuose, kuomet vyrai neranda kalbos, moteris sugeba toj situacijai sugeba išspręsti. Taip, bet jeigu šnekant vėlgi apie tą menopauzinį ir premenopauzinį periodą, tai riba, kada įvyksta menopauzė, tai yra, kaip jau minėjau, 1 diena moters gyvenime, tai dažniausiai yra apie 50, virš 50 metų, vidutiniškai traktuojama Lietuvoje, tai yra apie 51,2, 51,4 metų. Aišku, gerėjant gyvenimui, gerėjant medicininiam technologijom, galvojama, kad galbūt menopauzė galėtų ir atsitolinti į vėlesnį amžių, kadangi ir gyvenimo trukmė tiesiog ilgėja, o moters gyvenimo trukmė yra ilgesnė už vyrų keliais metais, 6, 8 ir daugiau. Tai, o tas amžiaus tarpsnis, toksai premenopauzinis periodas, jisai skaičiuojamas vidutiniškai nuo 45 metų ir iki tos ribos, kada įvyksta menopauzė. Menopauzė tai yra tiesiog kada, tai yra, kaip ir minėjau, 1 diena, retrogradiškai, jeigu po tos dienos 12 mėnesių nėra mėnesinių, tai mes ir traktuojam, kad tų metų, tą mėnesį, tą dieną įvyko mūsų gyvenime virsmas. Jis galbūt neprilygsta vestuvėms ar vaiko gimimui, tačiau tai yra virsmas toksai, nuo kurio prasideda kitas būvis, ir tai yra maždaug trečdalis moters gyvenimo. Trečdalis moters gyvenimo tai yra labai ilgas tarpas, palyginus, ir iš tikrųjų tai yra periodas, kada moteris dar gali atlikti daug veiklų, įvykdyti daug užduočių. O pirmi simptomai, dėl ko moteris kreipiasi, gali būti paprasčiausiai esant reguliariam menstruaciniam ciklui pasikeitęs ciklo pobūdis. Tarkim, mėnesinės būdavo standartiškai kas 28 dienas, dabar tapo kas 26, jos pasikeitė pobūdis kraujavimo, kiekis, dažnis, stilius kraujavimo. Dažniausiai, jeigu išlieka reguliarus ciklas, net ir pasikeitus dienų skaičiui, moteris dažniausiai to net nepastebi. Traktuoja, kad tai dar yra reguliaru, dar yra viskas gerai, nėra papildomų, tarkim, vegetacinių simptomų, karščio pylimų, prakaitavimų, didesnių nuotaikos svyravimų, pagaliau nuotaikos svyravimus, miego sutrikimus, kurie gali jau atsirasti tam amžiaus periode. Jos gali, sakoma, nurašyti dėl to, kad jos daug dirbo, pavargo, neišsimiegojo, daug namų užduočių ir nebūtinai
galvojama, kad tai yra susijęs su hormonų pokyčiais. Tai sakykime, pajausti, kad jau prasidėjo, tai gali būti, jeigu prasideda nemiga stipresnė, karščio pylimai, ar jie, jeigu yra, sakysim, silpni, vos tiesiog man nei iš to pasidaro karšta ir, sakykime, per dieną kelis kartus, ne tai, kad išpila karštis, bet tiesiog toks tarsi karščio banga užeina, tai aš jau galiu traktuoti kaip pirmus simptomus? Galima traktuoti ir taip. Iš tiesų, pradžioje pradeda mažėti hormonas progesteronas. Kaip žinia, kiaušidės produkuoja 3 rūšių hormonus, tai yra estrogenus, gestagenus, tai yra progesteroną ir vyriškus hormonus androgenus. Ir kiaušidės pagal mūsų įprastą mediciną mes traktuojam, kad gamina 3 rūšių hormonus – estroną, estriolį ir estradiolį. Ir jų veiksmingumas ir veiklumas yra skirtingas. Pasirodo, kad hormonų sintezė gali vykti ir kitose organuose ir vienas iš tokių yra riebalinis audinys ir menopauzės metu, kada jau užgesta kiaušidžių funkcija, nemažai hormoninio poveikio ir estrogenų sintezės vyksta riebaliniam audiny. Ir vėlgi priklauso tam amžiaus tarpsnį, kaip moteris atrodo, kiek jinai turi riebalinio audinio ir kiek jie gali produkuoti to estrogeno. Ir tai, kad moteris pereinamajam amžiui, kaip sako, dar vienas iš simptomų gali būti kūno masės didėjimas. Tai tame pereinamajame amžiaus tarpsnyje, kada gęsta kiaušidžių funkcija, šiaip jau gamta stengiasi klaidų nedaryti. Tai kad mes minkštai, kaip ant amortizacinės pagalvės pereitumėm į kitą savo būvį kūno, tai tiesiog gali būti padidėjusi kūno masė. Be abejo, nes keičiasi metabolizmas, keičiasi medžiagų apykaita, keičiasi greitis mūsų virškinimo sistemos funkcijų. Tačiau riebalinis audinys yra kaip tas amortizacinis, tiesiog gęstant kiaušidžių funkciją, kad nebūtų didelių hormoninių šuolių, tada gali daugėti sintezės hormono to estrono, vieno iš estrogenų, riebalinėme audinyje. Jis aišku yra kokį 12 kartų silpnesnis už kai kurios kitus kiaušidžių hormonus gaminamus vaisingame periode, tačiau šiek tiek to hormono sintezės gali vykti. Ir viena vertus gali būti galbūt švelnesnis, žinoma, jeigu riebalinio audinio ne per daug. Nes jeigu riebalinio audinio per daug ir yra nutukimas, gali būti sudėtingesnis, sunkesnis klimakterinis periodas. Ir skaitoma, vien 5 kg svorio, viršsvorio numetimas gali gerinti menopauzės simptomatiką. Taigi, ir tam pereinamajam periode gali atsirasti daugiau psichogeninių faktorių, nerimo, įtampos, cirkadinių ritmų išsireguliavimo, miego išsireguliavimo ir, aišku, taip pat ir mėnesinių pokyčių. Ir, žinoma, kada jau yra ir estrogeno kiekio mažėjimas, tada atsiranda ryškesnė simptomatika. Nes progesterono kiekio mažėjimas dažnai tos tikrosios klimakterinės simptomatikos tokios ryškios, kaip yra vadovėlio prašytos, tos galbūt nesukelia. O klasikinė simptomatika yra, kada jau pradeda trikti ciklas, tai reiškia pats ciklas, vėlgi, kaip užsibaigs ciklas. Čia negalima prognozuoti, gali scenarijai būti visokie. Idealiausia tai yra ta diena X, pasibaigė ir viskas. O dar klausimas, nes labai dažnai daktarai siūlo pakaitinę hormonų terapiją. Ar reikia ją pradėti anksčiau, kada suprasti, kad jau eiti pas daktarą? Ir ar tikrai reikia tos pakaitinės hormonų terapijos? Žinot, jeigu mėnesinės pasibaigia iki 40 metų, tai gali būti priešlaikinis kiaušidžių funkcijos išsekimas. Jeigu nuo 40 iki 45 mes traktuojam kaip ankstyvą menopauzę.
Gali tai būti susijęs su įvairiais faktoriais. Tai gali būti kažkokie išoriniai veiksniai, tai didelis psichoemocinis stresas, pagaliau apskritai stresas kaip po toks, jis gali ankstinti menopauzę, nes streso hormonas, kortizolis, gaminasi iš tos pačios grandies, kaip ir gaminasi lytiniai hormonai. Visi lytiniai hormonai gaminasi iš cholesterolio. Ir iš cholesterolio pasigamina progesteronas ir iš progesterono gaminasi kortizolis. Tai jeigu yra didelis stresas, tai mes visas sąnaudas atiduodam kortizolio sintezei ir progesterono mes nebeturim. Mes neturim tos ašies, iš kurios mums reikia sintezuoti hormonus. Ir taip pat per tam tikras grandinės sintezuojasi androgenai, iš androgenų sintezuojasi estrogenai. Tai vėlgi grandis iš vyriško hormono sintezuoti moteriškus hormonus. O tai kaip patesta, ar siūlai vartoti vis tik ir jeigu vartoti nuo kada ir kokius, aš jau čia dabar platų klausimą užduodu, nes yra ir patesti ir homeopatė, iš tiesų, kas irgi labai įdomu, dėl ko labai norėjosi pakalbinti, kad yra natūralios priemonės, natūrali pakaitinė hormonų terapija ir yra sintetinė. Ką rinktis? Iš tiesų, jeigu moteris gyvena harmoningą gyvenimą, tai yra sveikai maitinasi, mityboje netrūksta polinesočių riebių rūgščių, gerųjų sveikų riebalų, stengiasi nevartoti maisto, kur yra transriebalai. Vis tik tai labai riboja cukraus kiekį ir maisto produktus, kur yra pridėtinio cukraus. Taip pat laikosi miego budrumo režimo. Tai iš tikrųjų ji gali eiti į menopauzės periodą švelniai, minkštai, be didesnių problemų ir ne visada reikia taikyti kažkokias pakaitinės terapijos. Jeigu atsiranda simptomatika, tai yra simptomai gali būti ankstyvieji, gali būti tarpiniai ir gali būti vėlyvieji. Tai ankstyvieji, tai tie klasikiniai karščio pylimai, prakaitavimai, naktiniai prakaitavimai, kai per naktį tenka kelis kartus keisti patalynę ir rūbus. Tiesiog jeigu moteris, tarkim, dirba mokytojos darbą, lektorės darbą, reikia būti prieš auditoriją ir kelis kartus per akademinę valandą išpila karštis ir prakaitas, iš tikrųjų tai sukelia begalė nepatogumų, moteris net gali keisti darbą dėl to. Tai jeigu atsiranda simptomatika, kuri yra ryški, be abejonės, mes tada galvojam apie tai, kaip tos simptomus išspręsti ir kaip juos koreguoti. Tačiau jeigu simptomatika yra neryški, galbūt užtektų. Tai tuo atveju dažniausiai vis tik tai renkamasi kaip ko gero esant ryškiai simptomatikai, kaip pirmo pasirinkimo sintezuoti estrogenų, progesterono analogų preparatai. Tai gali būti tabletėm, tai gali būti pleistro pavidalų, žiedo, įvairių purškalų, kremų, gelių pavidalų. Ir kokią formą pasirinkti, tai vėlgi sprendžiama pagal moterį, pagal jos norus, pagal tai, kokių gretutinių patologijų turi ir tada nusprendžiam, kokį preparatą ir kokių režimų. Jeigu atsiranda pirmieji simptomai, čia puikia terpė yra fitoterapijai, homeopatijai, maisto papildams, vitaminų mineralų kompleksams. Tai vėlgi, turim žinoti, kad vis tik tai turi netrūkti bazinių mitybinių substancijų. Tai yra, turim gauti pakankamai baltymo, pakankamai riebalo, gerojo ir angliavandenių, gal jau čia tiek labai šiuo atveju mums nereikia. Tai vėlgi, angliavandenių turi būti proporcionaliai, bet iš tikrųjų šiam amžiaus tarpsniui reiktų vis tik tai užtikrinti gerą kokybišką baltymą. Tai yra 1,2–1,4 gramo kilogramui kūno svorio maždaug reiktų gauti. Tai yra reikalinga mūsų struktūrai atstatyti. Senstant, dažniausiai
yra didelė bėda, nes nepakankamai gaunam baltymo. Senstant mažėja skrandžio sulčių rūgštingumas, mažėja organizmo fermentinės sistemų pajėgumai, kasos išskiriamų fermentų, gebėjimas suvirškinti ir vėlgi, jeigu mažėja rūgštingumas, kaip žinia, baltymas pilnai nesuskaldomas, tada jisai daugiau virškinimo trakte nesuskaldomas iki galutinių aminorūgščių, kad būtų sintezuoti mūsų baltymai, lieka tarpiniai skilimo produktai, kurie rūgsta, pūva, padidina intoksikacijos lygį. Tai čia jau galima, jeigu galvojant apie šitus dalykus, tai galima tam amžiaus tarpsnį įvesti ir virškinimo trakto veiklą gerinančius augalus, tai gali būti ir prieskoninės įvairios daržovės, ir vaisiai, ir prieskoniai, turintis eterinių aliejų, tai ir imbieras, tai ir kmynai, ir pankoliai, ir ciberžolė, ir augalai, kurie gali pagerinti kepenų darbą, tulžies išskyrimą ir pagerinti virškinimą. Jeigu žemesnis rūgštingumas, galim naudoti, tarkim, ajero kažkokios tai nuovirą, kad padidinti rūgštingumą, obuolių acto, pagaliau ryte šiek tiek išgerti, kad pagerinti virškinimą ir pagerinti įsisavinimą. Tai turėtų būti baltymo pakankamai, turėtų būti pakankamai gerųjų riebalų, nes, kaip žinia, vis tik tai hormonų sintezė vyksta iš cholesterolio, tai riebalai mums reikalingi, nors 80% cholesterolio vis tik tai sintezuoja mūsų kepenys ir su maistu mes tik tai gaunam maždaug apie 20%. Tai tiesiog tų bazinių medžiagų ir jeigu simptomatika menopauzinė arba premenopauzinė, perimenopauzinė simptomatika yra nežymi, galim pasitelkti augalus, kurie pasižymi fitoestrogeniniam, fitoprogesteroniniam savybėm. Tai čia vėlgi galima ir į maistą įvesti daugiau ankštinių daržovių, daugiau sėklų ir ypatingai linų sėmenis. Linų sėmenis turi lignanų, tai yra medžiagos, kurios traktuojamos kaip augalinis estrogenas. Tai vėlgi, jeigu yra, galima susimalti linų sėmenis, galima linų sėmenų, šviežiai spaustą linų sėmenų aliejų naudoti maiste, mes gautumėm to fitomedžiagų. Taip pat yra augalų turtingų tais fitohormonais, tai yra soja, bet iš tikrųjų mūsų regione gal mes tos sojos taip labai maiste, taip kaip rytiečiai valgo soją, tai lietuviai tokiais kiekiais gal bulvės valgo, ar ne, bet bulvėse dėja fitoestrogenų nėra. O rytų šalyse, kur sojos vartojimas maiste turi gilesnės tradicijas, tai iš tikrųjų Azijos moteris, jos turi mažiau problemų su menopauze ir turi mažiau procentaliai problemų su nuo lytinių hormonų priklausomų auglių vystymuisi. Tai yra krūties, tai yra ginekologinės kilmės, onkologinės ligos ir storosios žarnos vėžys. Tik tiek, kad pas mus vis tik tai bėda, nes maistui naudojama soja dažniausiai genetiškai modifikuota pasaulyje. Kukurūzai, sojos ir dar kai kurie kiti augalai iš tikrųjų, genetiškai nemodifikuotų yra labai mažai, nebent tai yra atskiri plotai, kur augina farmacinės maisto papildų gaminančios kompanijos, kur tiesiog griežtai žiūrimi tie ekologiškumo kriterijai. Nuo kada reikėtų pradėti vartoti ir ką pradėti vartoti, kad užbėgti šitiem simptomam už akių? Visų pirma, reiktų užbėgti bet kokiom galimom lygom į priekį už akių. Kaip žinia, moteris turi ženkliai didesnį procentaliai sergamumą skydliaukės patologiją ir neretai tai šiek tiek trikdo ir jos hormoninį foną. Tai gali būti, kadangi menopauzėje, pasibaigus menstruaciniam ciklui, hormonų funkcija gali perimti, kaip sakiau, šiek tiek riebalinis audinys gaminti estrogeno, tačiau pagrindiniai organai, kurie pakeičia
užgesusią kiaušidžių funkciją, tai yra skydliaukė ir antinkščiai. Ir antinkščiai gamina visą eilę hormonų ir tikrai nemažą dalį, iki 40-50% galimų hormonų gali sintezuoti antinkščiai. Tačiau, jeigu mes gyvenam strese, dirbam naktinį darbą daug metų, nepakankamai miegam, blogai miegam, taip pat kitokių iššūkių gyvenime, tai antinkščių būklė gali būti blogėjanti. Taip pat nereta situacija yra moterim, aišku ir vyrai serga, bet 10 kartų mažiau negu moteris, skydliaukės patologija. Tai vėlgi dar vienas organas, kuris gali perimti užgesusios kiaušidės funkciją. Tai labai svarbu išlaikyti šitų organų sveikatą. Ir jeigu yra bėdos, laiku jas koreguoti. Šiai dienai mes turim tikrai vos ne epideminiam lygmenį skydliaukės patologiją, hipofunkciją, hipotireozę ir autoimuninį tiroiditą. Kaip autoimuninis apskritai mechanizmas. Tai šiaip jau tokiu atveju reiktų žiūrėti, ar nėra kitų rizikų autoimuniniam procesui vystytis. Tai gali būti, pavyzdžiui, viena iš dažniausių priežasčių, tai yra nesandarus arba vadinamas pralaidų žarnynas, mikrobiotos sutrikimai ir taip toliau. Mes turėtumėm tada sveikatinti šitą sistemą, vartoti gerus papildus. Jeigu yra patologinė flora, tarkim, Helicobacter pylori, sveikatinti šitą bakteriją, kad nebūtų. Jeigu yra daug virškinimo trakto sutrikimų, pilvo pūtimai, diagnozuojamas tas bakterijų pervešėjimo sindromas arba vadinamas SIBO sindromas, vėlgi konsultuotis ir koreguotis su gastroenterologais, tai mes iš tikrųjų turėtumėm suvaldyti tas kitas patologijas, kurios gali bloginti eigą. Ir tuo būdu tada kaip ir tikėtumėmės lengvesnės tom premenopauzinės simptomatikos. Pradiniam variante, kada atsiranda pirmi simptomai, galima iš tikrųjų pradėti nuo fitoterapinių, homeopatinių priemonių ir tam tikrų vitaminų, mineralų kompleksų. Tai šiai dienai galima naudoti įvairias formas, galima vartoti ir mišinius, tam tikras arbatas, galima vartoti monokomponentės, galima tiesiog tam tikras receptūras, kurios skirtos gerinti hormonų profilį, galima vartoti, kas aišku galbūt šiam didelio tempo laikmetyje iš tikrųjų net ir užsipilti arbatą ir tiesiog išlaukti, kol ją pritrauks, kol ją reikės gerti arba kelis kartus per dieną, gal yra patogiau, lengvesnė forma, tai yra tabletės, kapsulės, papildai. Tai va, naudojami įvairūs augalai, kurie pasižymi į hormonus panašių poveikių. Tai gali būti augalai turintys savo sudėtį fitoestrogenų, tai linų sėmenys, kaip jau minėjau, gali būti vartojamas kaip maistas, tačiau gali būti papilduose tam tikrų augalų, tokių kaip soja, kaip raudonieji dobilai, kekinė blakėžudė, šventagaršvė ir visai eilė kitų, kurie pasižymi į hormonus panašių poveikių. Tai iš tikrųjų mažėjant kiaušidžių funkcijai, mažėjant estrogeno lygiui, tokiu atveju, jeigu yra su hormonų deficitu susijusi situacija, augalinis estrogenas galėtų apgauti mūsų organizmą ir imituoti hormoninius poveikius. Tai yra, arba gali būti būsena, iš tikrųjų, kai mažėja, pradžioje, kaip minėjau, mažėja hormono progesterono, ta simptomatika gali būti nelabai ryški, tačiau susidaro santykinė hiperestrogenemija. Kai vieno hormono mažai, nors galbūt estrogeno sintezuojasi tiek, kiek ir anksčiau, bet jisai nėra atsvaros progesterono, tada tas vienas estrogenas gali sąlygoti tam tikrų būklių vystymąsi. Tai yra gimdos gleivinės vešėjimą, gausius kraujavimus, gimdos miomų augimą, polipų augimą ir kitos ginekologinės patologijos vystymąsi. Ir vėlgi, kaip nekeista bebūtų, bet tam amžiaus tarpsnį gali sustiprėti PMS. Pavyzdžiui, galėjo būti PMS, premenstruacinis išreikštas sindromas jaunystėje ir nuo 40 ir vėliau, sako, nesuprantu, kas čia darosi, vos ne vėl suriškė PMS. Tai reiškia, kad iš tikrųjų yra
disbalansas tarp estrogeno ir progesterono. Ir to moteriam beje yra atlikti stebėjimai, tos, kurios nuo jaunystės turi išreikštą PMS, jom paprastai gali ciklas baigtis ankstyvesnė menopauzė ir gali būti labiau išreikšta menopauzė. O tai nuo 30 metų jau galima padidintai vartoti ir aliejų, sėmenų, ir papildus? Daugiau galbūt žiūrėti maistinę prasme, galbūt. Taip ir papildus galima vartoti. Tiesiog galbūt tie papildai, kurie turi į estrogenus moduliuojančių savybių, jie daugiau galbūt moteris psichologiškai priima, kad juos reikia vartoti, kada jau yra 40 ir aukščiau, kada jos tikrai jau ritasi į tą nuo 40-45 ir į link 50 metų tą tarpsnį, kada ta simptomatika ryškesnė. Jeigu simptomai neryškus, vien profilaktiškai soja ar raudonųjų dobilų ekstraktą paprastai nevartoja. Bet kada atsiranda bent pirmi simptomai, galima pradžioj bandyti vartoti papildus, kurie turi tų fitohormoninių medžiagų. Ir įdomu yra tai, kad jeigu, tarkim, yra kažkokios būklės, tam amžiaus tarpsnį, tarp 40 ir 50 susijusi su santykinai nesubalansuoto estrogeno progesterono santykių, tai yra estrogeno dar atrodytų kaip ir nemažai yra, bet atsiranda tam tikra simptomatika, tarkim, gimdos gleivinės vešėjimas, gausus kraujavimai, polipai, didėjančios miomos. Mes tada skirdami tuos papildus, turinčius fitoestrogeninio tipo augalų, tie augalai, jų veikliosios medžiagos, fitoestrogenai, nevardinsiu ten tų visų sudėtingų lotyniškų pavadinimų, jie gali jungtis prie estrogenų receptorių ir įdomumas yra tas, kad jeigu yra tas santykinis perviršis, kuris sąlygoja kažkokių patologijų vystimasi, tai į tas nišas, kuris jungiasi mūsų estrogenas, į tas nišas, į tos receptorius, prie tų receptorių jungiasi fitoestrogenas, augalinė forma. Aišku, augalinis estrogenas yra silpnesnis negu mūsų organizmo sintezuotas, tačiau jis veikia konkurenciniu principu, jis užima estrogenų receptorius ir mūsų kūno estrogenas, nesijungdamas, jis negali sąlygoti tų blogų situacijų tolimesnio progresavimo. Tai mes galim kažkiek tai valdyti tas situacijas iki menopauzės, kol uždės visiškai menstruacinis ciklas. Tarkim, jeigu mes randam kažkokias mažas miomas, ar ne, ir kol kas neina klausimas apie kažkokį rimtesnį gydymą arba operacinį gydymą, bet mūsų būklė, mūsų organizmo situacija tokia hormoninė, kur tiesiog kažkaip reikia tą dalyką koreguoti. Ir tada galima tokiu būdu skirti fitoestrogenus, jie konkurenciniu principu suveiks ir neskatins tų būklių blogėjimų. O jeigu yra hormonų jau stoka ir atsiranda ryškesni karščiapylimai, prakaitavimai ir dar moteris nenori arba negali, arba įsitikinimai neleidžia vartoti pakaitinės hormonų terapijos, tada galima duoti fitoestrogeninius preparatus, tai jie veiktų kaip estrogenas, kurio jau mums trūksta. Jungiasi taip pat sėkmingai prie tų pačių estrogenų receptorių ir imituoja estrogeninius poveikius mūsų organizme. Ir iš tikrųjų, jeigu pradiniam etape, vis tik tai aš manau, jeigu galvojant apie tai, kad mes turbūt gyvenime niekada nepasiemam patrankos ir šaunam į žvirblį. Tiesiog pradžioj galbūt pabandyti spręsti paprastesniais būdais ir jeigu nėra efekto, tada vis tik tai tada įmama jau sunkesnioji artilerija, jau tada skiriama sintezuoti preparatai pakaitinė hormonų terapija. Tai vėlgi ta pakaitinė hormonų terapija gali būti naudojama įvairiom formom ir geliais, ir tabletėm, ir vaginaliniam įvairiom formom. Čia vėlgi mes sprendžiam, kokius tikslus mes norim pasiekti. Iš tikrųjų, kaip rodo studijos, kad vis tik tai ta peroralinė forma, jinai šiek tiek turi daugiau rizikų negu naudojant per gleivines ir per
odą formas. Ir šiek tiek didesnės rizikos perspektyvoje yra onkologinio proceso. Nes vartojant per burną, tai yra kelias ne visai natūralus. Hormonas tai yra, kad endokrininės liaukos turi skirti hormoną į kraujotaką. Ir kraujotakoje tas hormonas turi pasiskirstyti ir jungtis prie organų receptorių. Nes hormonams jautrių receptorių, ir estrogenams, progesteronų jautrių receptorių yra visose mūsų kūno ląstelėse. Ir kepenyse, ir smegenyse, ir žarnyne, ir faktiškai visas mūsų kūnas reaguoja mūsų hormonus, nes vis tik tai hormonai yra kaip mūsų organizmo mediatoriai, kaip informacinio signalo nešėjai, kurie paleidžia visą eilę cheminių reakcijų organizme. Tai va, tai iš tikrųjų tabletinė forma, tai yra, kai mes išgeriam tabletę, organizmas, tai yra ne visai tradicinis kelias, patekus į skrandį, kepenys sureaguoja kaip kažkokie maistinį dalyką ir prasideda apdorojimas ir detoksikacija iš karto aktyvizuojasi per kepenų bloką. Jungimasis prie receptorių eina antriniu būdu. Kada mes vartojame transderminės per odą formas, ypatingai kur yra plonesnė oda, kur arčiau kraujagyslis, tarkim, nes kai kurie geliai tepasi vidiniai, pavyzdžiui, dilbio pusėje, kur yra plonesnė oda, kur arčiau kraujagyslis. Patekę į kraujotaką, jie greičiau jungiasi prie estrogenų receptorių, hormonų reikia mažiau ir tai yra saugiau. Ir žymiai mažesnė apkrova kepenims. Nes nuo gerimų tablečių vis tik tai didesnė rizika kepenų funkcijos blogėjimo ir netgi tokių ligų kaip tulžies pūslės akmenligė. Tai vis tik tai transderminės formos arba per gleivinę, per odą arba per gleivinę skiriamos formos yra saugesnės, ekologiškesnės ir aš manau tiesiog taip pat sėkmingai gali būti priimtinos. Tai kai kurių šalių, kai kurie ginekologai iš tikrųjų tiek progesteroninio tipo gelius, tiek estrogeninius gelius arba kažkokias priemonės purškalus, pavyzdžiui, skiria tik tai transderminės formas. Tiesiog jie mano, kad taip yra tikrai saugiau ir tikrai geriau. O šiaip, jeigu kas liečia pakaitinę hormonų terapiją, tai jeigu ją pradėti, tai reikia pradėti laiku. Tai reiškia, kad dažniausiai tai skiriama praėjus pusmečiui po paskutinių mėnesinių datos ir jeigu yra ryškesnė simptomatika. Galima skirti ir anksčiau, jeigu yra ryški simptomatika ir, tarkim, fitoterapinės priemonės neduoda pakankamai efekto, tada mes skiriam pakaitinę hormonų terapiją vienokią ar kitokią formą, kad išspręs šitą problemą. Jeigu fitoterapinės priemonės duoda naudą, galima kaitalioti preparatus. Kaip ir visoje fitoterapijoje mes puikiai žinom, kad su vienu augalu mes turbūt niekada negydysim ilgai. Yra tam tikros schemos, tam tikri, taip sakant, kiek laiko mes galim skirti. Tai jeigu fitoterapijoje yra tas 21-7 tarpas, vėlgi tas septynetukas kaip magiškas skaičius, jisai egzistuoja, 21 dieną vartojam, 7 dienas ne. Jeigu mes vartojam daugiakomponenčius kažkokius tai kompleksus, ar tai būtų papildas iš kelių sudedamųjų dalių, ar tai būtų tam tikros arbatos, mes galim ilgiau vartoti, nedarant tų pertraukų. Tai netgi ir skiriant papildus, kur, tarkim, vienas papildas galbūt turi daugiau ten sojos, kitas galbūt turi daugiau raudonųjų dobilų, kitas galbūt turi daugiau kekenės blakiežudės arba šventagaršvės, tai galima juos kombinuoti ir keisti, kad tiesiog nesudaryto pripratimo fenomeno. Be abejonės, neturi trūkti tam tikrų vitaminų, mineralų, ypatingai vitamino D. Tai jau čia turbūt kaip auksinė taisyklė. Mes vis tik tai šiauriečiai
saulės gaunam per mažai, nes didžioji vitamino D sintezė vyksta, kada organizmas gauna saulės, ten iki 80 ir daugiau procentų D vitamino gaminasi odoje ir tik tai mažoji dalis gaminasi, ta prasme, mes galim gauti su maistu. Jeigu valgom gerą, kokybišką, omega šitą vitaminą D turinti maistą. Tai netgi D vitaminas, jisai dar vadinamas prohormonų arba kaip ir hormono pirmtakų, o kai kurių šalių endokrinologai netgi rekomenduoja vadinti jį D vitaminą, ne D vitamino, o D hormonų. Netgi taip jau net ir vadina. Tai turėtų netrūkti vitamino D, nes jisai taip pat turi pakankamai ženklę įtaką hormonų moduliacijai, reguliacijai. Taip pat mikroelementų, tokių kaip kalcio, magnio ypatingai, cinko, nes dalyvauja tam tikrose hormonų aktyvacijos etapuose. Taip pat B grupės vitaminų, E vitamino, nes tiek B grupė, tiek E vitaminas, vieni iš jų reikalingi daugiau estrogenų sintezei, E vitaminas galbūt daugiau reikalingas sureguliuoti estrogeno progesterono sintezę, tai tų vitaminų turėtų netrūkti, bet vėlgi gamtoje irgi, pavyzdžiui, kai kurių vitaminų yra ženkliai platesnis spektras, negu mes gaunam iš vaistinės papildo pavidale. Jeigu, tarkim, tokio C vitamino kokybiško, kuris reikalingas senstant kolageno sintezei, kas irgi menopauzei svarbu, tai vitaminas C gamtoje randamas 7 skirtingų formų, o vaistinėje mes askorbino rūgštį galbūt vienintelę turim formą, kuri tikrai neatstos tas, kas yra gamtos sudarytame komplekse. Tai ir teisingai supratau, kad vis tik jau prieš 40 artėjant metų reikėtų jau pradėti fitoterapinius papildus kaip ir vartoti, prisižiūrėti savo organizmą rimčiau. Tai iš tikrųjų, tokius kaip, žiūrėti, kad netrūktų mineralų, vitaminų, arba labai turi būti subalansuota mityba, arba jeigu mes turim tam tikrų simptomų, ten, pavyzdžiui, toksai magnis, iš tikrųjų daug streso, daug įtampų, daug iššūkių, tai magnio poreikis visada yra didesnis. Tik tai dažniausiai klaidingai galvojama, kad jeigu padarius kraujo tyrimą, kraujyje sutelpa į tas referencinės ribas mineralas, tai lygtai kaip ir jo netrūksta. Pavyzdžiui, mėšlungiai, tikai, miego sutrikimai, nerimas, simptomai, kurie rodytų magnio padidintą poreikį, ar ne, o laboratoriniam tyrimė jisai gali būti norma, arba ties žemutinė normos riba. Tai ar mes vadovaujamės klinikiniais simptomais, ar vadovaujamės skaičiukų tyrime. Situacija yra ta, kad, pavyzdžiui, toks magnis yra intraląstelinis mineralas. Jisai gyvena ląstelės viduj. Ir kraujotaka toli gražu neatspindi ląstelės vidaus. O iš vienos ląstelės vidaus laboratoriškai paimti ir pažiūrėti, kiek ten magnio, nėra šiai dienai tokių aukštų technologinių galimybių. Tai va, tai dėl to, tai tas pats liečia ir kitus mineralus. Kaip žinia, menopauziniam periode yra padidintas kalcio poreikis. Tai galvojama, kad vėlgi kalcio kaip mineralo gėrimas išspręs situacijas. Neišspręs situacijų. Už tai, kad tai vėlgi dažniausiai tos formos nėra biologiškai aktyvios ir jos neretai, jeigu dar ypatingai trūksta vitamino K2 ir D, tai tas kalcis gali nepapildyti senkančios kaulų masės, o tiesiog nusėsti ten, kur jo neturi būti, suformuoti ataugas, formuoti druskas, akmenis, skatinti tulžies pūslės, inkstų akmenligę. Tai ką daryti tokiu atveju, kokį kalcį vartoti ir kaip? Valgyti maistą turtingą kalcių. Ir netrūkti vitamino K2 ir vitamino D. Tai tiesiog tai yra prevencija ir nuo jauno amžiaus. Ir kalcį pagrinde kauluose, raumenyse sulaiko fizinis krūvis. Tai kokią raumenų masę mes užsiauginsime iki 30 metų, mes turėsim didį rezervą, raumenys ir kaulai, ir kaulų stiprumas, mes turėsim tą rezervą. Jeigu mes iš tikrųjų
nesportuojam, nejudam, valgom saldumynus, pyragėlius, sėdim prie kompiuterio, dar saldžių kažkokiu tai gaiviuoju gėrimu, užgėrėm, tai mes kalcį išplaunam. Cukrai, saldumynai skatina kalcio pasišalinimą iš organizmo. Jisai nelieka ten, kur jo turėtų būti. Tai netgi mitybos ir gyvensenos stilius mums jau šį tą pasako, kaip mes turėtumėm ir jaunam amžiui, bet jaunam amžiui mes apie tai galvom, kad čia viską mūsų kūnas yra kaip perpetuum mobile, kaip amžinasis variklis, kur visada bus nekvestionuojamai toks pat geras, gražus, lieknas ir ta prasme, toksikavęs, neintoksikuotas, viskas svajojam apie tai. Tai va, tai iš tikrųjų tai turbūt būtų vis tik tai. O dar vienas... Gyvensena, mityba, geras kokybiškas maistas, nuo jauno amžiaus. Nes vis tiek mes turėtumėm galvoti, kad senėjimas ir menopauzė yra neišvengiamas dalykas. Niekaip nepavyksta to etapo išvengti, tik tai kaip mes jį priimsim, kaip mes įeisim į tą amžiaus tarpsnį ir su kokia, kaip sakant, su kokiu kūno bagažu įeisim ir tada mes turėsim arba turėsim patologinę menopauzę, arba turėsim fiziologinę menopauzę. Dėl to civilizuotų kraštų moteris, kurios turi daug visokių išorinių iššūkių, darbinių, stresinių iššūkių, kurios turi puikų pasirinkimą maisto visokio, ne visada labai gero ir labai ekologiško, ar ne? Tai iš tikrųjų galbūt turi daugiau problemų negu skurdžiau gyvenančios šalis, kur mažiau valgo ir tiesiog gal mažiau apdorotą maistą. Ir mes turim susiveda taip. Ir labai dažnai girdžiu klausimą, sako, ar įmanoma išvengti miomų, nes sako, tik atrodo išoperavo, pašalino ir vėl man jos formuojasi. Už tai, kad suprantat, kaip yra, tas operacija tai yra kaip aisbergo viršūnė, kurią mes matom virš vandens ir kuri užima mažąją dalį patologijos. O Titanikas sudužo į povandeninę dalį atsitrenkęs aisbergo. Tai iš tikrųjų tai galvoti, kad viskas, tai yra tai, kad mes matom tą kažkokį užaugusį polipą ar miomą, tai yra tik tai aisbergo viršūnėlė, kur mes pamatom jau struktūrinius pakitimus. O visas pamatas tai yra dėl ko taip susiformavo. Ir jeigu moteris taip pat valgo, taip pat miega, taip pat gyvena, taip pat dirba, chemiškai jinai lieka tokia pati, tokiai pačiai patologijai atsikartoti. Pagaliau estrogenai metabolizuojami kepenyse ir jie virsta, mes galbūt čia labai netraktuokim, kad estrogenas kaip hormonas yra blogis, kuris sąlygoja daug patologijų. Vis tik tai tas patologijas gal daugiau sąlygoja estrogenų apykaitos produktai, tokie vadinami estrogenų metabolitai. Tai yra estrogenas suskyla į kelių rūšių metabolitus, ir ten jie tam tikrai skaičiai įvardinti, ten 2, 4, 16. Tai va, vienas iš metabolitų yra, galim sakyti, metabolitas gerėtis, kuris taip teisinga prasme vyksta utilizacija. Kitigi metabolitai yra negeriečiai. Ir jie, būtent tie estrogenų skilimo produktai, ir yra pagrindiniai užvedėjai, dirgikliai tų patologinių būklių. Tai yra ir miomų, ir kitų patologinių būklių formavimus. O kadangi hormonai utilizuojami kepenyse, labai svarbu kepenų sveikata. Tai jeigu valgom rūkytą, keptą, dar tą vadinamą, suprantat, kokį glazūruotą, kur yra baltymas ir cukrus, nieko nėra blogiau apskritai, tai yra totali baisi bomba mūsų kūnui. Tai iš tikrųjų, jeigu ta mityba nesikeičia, tai nesikeičia ir tas fonas. Tai tokiu atveju, jeigu yra tokia situacija, mes turim vėlgi esant tokiai situacijai, skirti fitoproduktus, kurie reguliuoja estrogenų progesterono balansą, bent jau duoti augalinės formas
ir pagaliau mityboje, pavyzdžiui, esant miomom ir nuo estrogenų priklausomom situacijom, kaip ir endometriozei, skirti produktus, kurie pagerina tą metabolizmą. Ir viena iš tokių medžiagų, kaip ir mūsų organizmo toksai, viena iš tokių medžiagų yra gliukuroninė rūgštis. Tai gliukuroninės rūgšties yra kai kuriuose augaluose. Tai gali būti ten apelsinuose, obuoliuose, bet daugiausia gliukuroninės rūgšties yra kryžmažiedėse daržovėse. Tai yra visa kopūstinių šeima. Tai brokoliai, kale, salotos, jos turi pakankamai gerą kiekį gliukuroninės rūgšties ir jos įsikomponuoja į kepenų detoksikacinę sistemą, nes kepenyse vyksta tam tikrais etapais, yra tokios kaip ir 2 etapai detoksikacinės sistemos ir gliukuroninė rūgštis dalyvauja tų estrogenų metabolizme. Ir tada tas estrogenų metabolizmas vyksta teisinga kryptim, tai yra į tą gerąjį metabolitą. O trūkstant tam tikrų medžiagų, čia vėl yra ir fermentinės sistemos, ir jau čia toks, kaip sakant, to kepenų fabriko gali į vieną konteinerį išmesti šiukšlės arba į kitą konteinerį. Tai čia yra šitie dalykai. Ir jeigu vyksta teisinga kryptim, tas metabolizmas, tai reiškia, pagaliau mes, esant tokiai situacijai, kad ir miomoms, mes ženkliai pradedam daugiau valgyti brokolių. Bet tai nebūtinai turi būti tas brokolis jau būtinai pertroškintas, kur jau tos mitybinės vertės nedaug. Beveik žalias. Arba lengvai tik tai vos lengvai termiškai apdorotas. Jis turi daugiau tų medžiagų. Yra vėlgi papildų kompanijos, kurios iš tų pačių brokolių gamina papildus ir dar išgauna tą indol-triskarbinol rūgštį, kur tinka esant nuo estrogenų priklausomom tokiom patologinėm situacijom, kad išspręsti šitą problemą. Tai, aišku, ir ridikėliai vėlgi kryžmažiedžių šeimai priklauso, tai galima tiesiog turint omeny, kad yra tokia patologija, bent jau žinoti, kad tam tikrų daržovių mes ženkliai turėtumėm daugiau įvesti savo racioną. O dabar endometriozė irgi gan dažnas atvejis ir klausimus būna, sako, ar galiu aš užbėgti, kad lėčiau jinai vystytųsi? Tai vėlgi, čia irgi taip pat patologija susijusi su disbalansu tarp estrogenų ir progesterono ir dažniausiai tai yra su santykiniu estrogenų dominavimu susijusi. Aišku, endometriozė yra pakankamai tokia sudėtinga situacija, nes iš esmės atsidalinus, anksčiau buvo galvojama, kad endometriozė tai yra ta patologija, kuri iš principo atsiranda moteriams, kurios buvę nėštumai, buvę gimdymai, buvę persileidimai, buvo kažkokių medicinės intervencijos į gimdą. Maždaug ten kažkas kažką padarė, pajudino ir dėl to tos gimdos gleivinės ląstelės po to numigruoja, kur jom neturėtų būti. Nes iš esmės endometriumas yra gimdos gleivinė, tai yra vidinis sluoksnis, tai ten jo ir vieta. Kada tos ląstelės atsidalinę migruoja arba į gimdos raumenį, arba per kiaušintakius nukeliauja ir per laisvus kiaušintakių kraštus išbyra ant kiaušidės paviršiaus, ant kiaušintakio paviršiaus, ant žarnų paviršiaus ir sudaro ten mikroimplantus, tokius kaip išsisėja, suformuoja mikrožidinius netipinėse vietose, bet jie yra hormonaliai aktyvūs, ten aplink tos židinius yra lėtinė uždegiminė reakcija. Ir dėl to visi mikrožidinukai, kurie yra netipinėse vietose, jie reaguoja į kiaušidžių hormonus ir juose vyksta pakitimai. Kaip ir menstruacijų metu. Tarkim, įvyko menstruacijos, gleivinė atsidalino, paskui gleivinė auga, didėja. Tai tiesiog hormonų įtakoje tie mikrožidiniai taip pat reaguoja. Tai buvo galvojama, kad tai yra implantacinė teorija, kur mes kažką pajudinom, kaip kokia pagalį kišė skruzdėlyną ir ten tos skruzdėlytės įsibėgiojo ir nubėgo ir kažkur ten šaknis įleido, kuriuom nepriklauso.
Bet iš tikrųjų nemaža dalimi yra vis tik tai tyrinėjama ir imunologinė teorija, kad sutrinka imuninės sistemos atpažinimas tų ląstelių ir tiesiog nebesukontroliuoja tų jau atidirbusių ląstelių, kurios turi būti utilizuotos ir jos, turėdamos tam tikro gyvybingumo, nukeliauja, kuriam nepriklauso. Ir kadangi susidaro mikrožidiniai, kur neturėtų būti, ten kol yra ciklas, kol yra cikliniai pakitimai, tol moteris turi šią diagnozę. Endometriozė gyja nuo mėnesinių nebuvimo. Tai yra arba menopauzė, tačiau, aišku, menopauzė šiuo atveju būtų išsigelbėjimas su šita patologija moterim, arba nėštumas ir žindymo periodas, arba medikamentais prislopinta situacija. Na, aišku, dėja, bet taip. Dėja, taip, dėja. Ir dar klausimas, kadangi esate pati dirbi daug metų, specialistė tikrai žinoma tarp moterų, kokie pasiekimai apskritai yra ginekologijoje? Nes vis tiek metų keičiasi viskas, kuo galime pasidžiaugti, ko nebuvo anksčiau, o dabar jau turime. Tai iš tikrųjų technologijos tobulėja. Tai tiesiog aš, kaip čia jums įvardinti, tai aparatūros, aišku, tobulėja, aparatų raiška gerėja. Galima matyti ženkliai mažesnės struktūras, kaip ir mes vis naujos kartos mobilius telefonus perkam ir jeigu mes pasižiūrėsim ten prieš kokius 4 ar 5 senesnius telefonus savo nuotraukas ir paskutinių telefonų nufotografuota, tai kai kuriuo atveju jau galima kai kurios telefonų nufotografuotas nuotraukas prilyginti, jeigu teisingai parametrus nustatyti, profesionaliam fotoaparatui. Tai ir raiškos galima pamatyti smulkesnės situacijas echoskopiškai. Taip pat ženkliai padaugėjo endoskopinių operacijų. Tai yra mažo pjūvio, kelių skilučių operacijos. Kada ir dideli dariniai, ir gimda su patologiniais dariniais, ir net ir onkologijoje jau yra vis daugiau renkamasi maksimaliai tausojančios operacijos. O tų inovacijų iš tikrųjų yra ir medikamentų kūrime, ir pagaliau ir nevaisingumo gydymo technologijose. Pagaliau tokie dalykai daromi, kaip pavyzdžiui, jeigu jauna mergaitė ar paauglė susirga labai rimta liga, tarkim onkologinė liga ir numatytas perspektyvoje gydymas prieš onkologinis, kai kuris gydymas yra toksiškas kiaušidėm ir gali sukelti priešlaikinę labai ankstyvą menopauzę. Vėlgi galvojant apie reprodukcinę sveikatą, tai netgi tokiom mergaitėm galima laparoskopijos būdu paimti kiaušidės audinio, jį šaldyti, konservuoti ir kai ir liga stabilizuota, vėlgi galima implantuoti tuos audinius. Jie gali būti ir į pilvo rūjimą įdėta, ir į paodį įsiūta, nebūtinai į tą galima laparoskopijos metu į tam tikrą pilvaplėvės kišenę įdėti ir tas audinys iš tikrųjų atgyja, duoda savo funkciją ir galima taip galbūt bandyti atstatyti reprodukcinę funkciją, esant tam tikrom tikrai labai rimtom lygom, galvojant apie perspektyvas, tai aišku daroma ir su berniukais, ir su mergaitėm. Jaunam amžiui, kada yra labai labai rimtos lygos ir reikia labai drastiško gydymo, kuris gali užslopinti reprodukcinę funkciją visiškai ir sukelti menopauzinius reiškinius. Na, labai dideli pasiekimai, iš tikrųjų labai norisi pasidžiaugti, kad yra tokie pasiekimai, nes kaip nedalyvauji tame, žinai, kad kažkur kažkas vyksta, bet kas konkrečiai, tai labai ačiū už pasidalinimą. Labai ačiū Astai už nuoširdumą, už išsamius paaiškinimus, tikrai kurių trūksta ir kurių dažnai arba nespėjam daktaro išklausti, arba tiesiog kitas daktaras mažiau kalbantis mums neatsako. Tai Asta per vieną pokalbį atsakė tikrai labai labai daug klausimų, tai labai už tai dėkoju.
Ačiū, kad žiūrėjote. Ir jeigu jums taip pat šis pokalbis aktualus kaip ir kitiems, manote, kam gali jisai būti svarbus, pasidalinkite, tai palaikydami mūsų A-medicina bendruomenę. Tai ačiū ir iki kitų susitikimų ir iki kitų įkvepiančių pokalbių. Ačiū labai.